Sveiki, gyvi. Sveiki. Taip, tai turai į Indiją ir organizatorius Tamal ir aš kaip asistentė irgi tame labai stipriai dalyvauju. Ir šiai dienai, kai mes pradėjom iš tikrųjų turus į Indiją organizuoti, tai pats pirmasis turas buvo Himalajų turas, kuriam ir skirtas šitas video. Bet per 2 metus, beveik 2 metai, ganėtinai paaugo, kaip sakant, ta organizacija turų į Indiją. Ir šiai dienai jau yra ir keletas naujų turų, kurie taip pat bus siūlomi ateityje. Tai Himalajų turas, apie kurį kalbėsim šitam video. Antras turas yra Himalajų. Čia Himalajų turas, į turmenį mes kalbėsim apie pagrindas yra šito mūsų įrašo. Tai atsakysim į klausimus, kurie yra dažniausiai užduodami ir kad žinotų keliautojai, ką reikia žinoti keliaujant iš tos turus į Indiją, ypatingai Himalajų turą, bet jisai tinka kažkiek ir į kitus taip pat. Taip, tai reiškia, būtent klausimai vykstat į Indiją, nes Indija yra būtent ta šalis, kuri yra šitoje žemėje kaip kita planeta, taip, nes jau į Indiją vykti, tai turi kažkas tokio įvykti gilaus viduje, dažniausiai. Tai va, tai kiti turai yra, reiškia, tylos stovykla, gydomoji stovykla Almoroje, kurią vystysim ateityje, jeigu bus norinčių. Taip pat turas po Himalajų kalnus, Ladakas ir taip toliau motociklais, būtent motociklais. Bet čia rugpjūčio mėnesį. Rugpjūčio mėnesį yra pats geriausias laikas ir faktiškai su motociklais iš Delio važiuojam lėtai, reiškia iki Ladako ir iš Ladako atgal. Tai yra faktiškai pasieksim 5 km aukštį, labai nuostabus vaizdai ir čia labai ypatinga tokia kelionė. Taip, ir tada ypatingas turas, transcendentinis turas Radakundoj, Vrindavane, būtent šventojoj Dhamai, bet tai yra labai unikalus dalykas ir čia jau toks yra labiau, sakykime, su joga, su bhakti joga, su atsidavimo tarnystė. O toks neutralus turas, kuris tinka, tikrai absoliučiai visiems tai yra tinkamas, nes jo metu pamatoma daugybė Indijos vietų ir jūs galite suprasti, kas jums patinka ir nepatinka, yra būtent šitas Himalajų turas, kurio metu įspūdžiai tęsis dar galbūt ne 1 metus jūsų pasąmoniai. Ir dabar kokie dažniausiai užduodami klausimai turistų, nes kaip jau minėjau, tikrai tai nėra kelionė į Europos šalį, tai kultūra yra kardinaliai kita, bet kai jau esi čia pratęs gyventi, viskas atrodo natūralu, tačiau pirmą kartą vykstant nebūtinai tai bus. Tai dabar dažniausiai tie tokie klausimai yra, ką svarbiausia pasimti į bagažą, nes būna, kas vyksta ir tik su kuprinėlė, bet tai labai retas atvejis, dažniausiai tikrai nusiperka bagažą, nes tikrai noriu akcentuoti, kad jums atrodo, kad vykstat į Indiją ir jums ten nieko neprireiks, bet kai atsiduria Rišikeše ir pamato, kiek ten gausybė prekių, akmenų, įdomybių, dažnai žmonės prisiperka ir niekas nebetelpa į tą bagažą. Tai va, tai ką būtina yra pasimti ir ko nebūtina. Tai aš galiu Tamal papildys, bet galiu atsakyti, reiškia. Batai, būtinai vežkitės kokybiškus gerus batus, 2 poras. Iš tikrųjų, kad nes turas yra orientuotas į kalnus, reikės lipti ir tikrai ne su bateliais, ne su tapkutėm, ne su tapkėm per pirštą, natūralu. O kedai gali suplyšti, tai tobula bus, jeigu jūs pasimsite geros kokybės 2 sportinius batelius. Viskas. Užtenka ir vieno iš tikrųjų reikia, bet iš esmės tai yra kažkokios tapkutės ar ne, lengvai vaikščiot, kur šilta, kur visa kita. Ir tada dar vienus batus reikia stipresnius tiesiog, nebūtina jos 2 vietos užima daug. Taigi gali pasimti vienus kokybiškus, bet įsivaizduokit, kad reikės laipiot kalnais. Jeigu kalnais, tai įsivaizduokit, yra akmenuota, žvyruota ir truputėlį paklimbinti. Tai tokie, kad kokybiški batai vieni būtų. Iš tikrųjų, batai yra svarbiausias dalykas, ką reikia vežtis. Bet kokių rūbų, suknelių jūs tikrai rasit, jūs galite pasimti iš viso tik tais 2 poras rūbų, laisvai. Nes ten yra suknelių, kelnių, indiškų motyvų, jūs gal ir norėsit pabūti taip apsirengę ir tas, kai mes organizuojam turus, yra 25-30 laipsnių, 22 laipsniai, tai reiškia ten tikrai maikutį, visko rasite. O čia apie rūbus dar bus klausimas, ar čia dabar? Bus, bet dabar aš labiausiai noriu akcentuoti batus. Tai būtinai pasimkite tuos sportinius batelius, vieną geriausiai 2 ir dar kažkokius tokius, aš vaikštau su tapkėm paprastom, visiškai ne kažkokios basutės. Paprastos įspiriamos tapkės yra Indijoje patogiausia, nes kodėl batai akcentuojami, nes ten tikrai nėra kur pirkti batų. Jūs reikia važiuoti, samdyti taksi, 30 km važiuoti. Kas reikia tapkutės, kažkokias tapkės tikrai rasim, nusipirkti tapkių čia rasim, jeigu kas ko. Bet gerų kokybiškų batų, kur galėsit vaikščioti kalnais ir taip toliau, bus sunku. Tai pirmas tada apie rūbus pradėjom ar ne temą, tada gaunasi, kad
Indijai kai kurie vietoj, kad važiuosit į Himalajų turą, bus kai kur šilta, o kai bus netgi vėsu, kai mes būsim aukštė 4 km, 3 km aukštėje Himalajuose, tai reikia pasimti gerus kokybiškus batus, kuriuos sukeis vaikščiot, tapkes, bet jeigu ką, tapkes galėsit nusipirkti ir čia. Dabar ką reikia įsidėti, faktiškai kojinių porą galit, netgi Himalajuose aukštai kalnuose vakarais gali būti vėsoka, galit netgi ir vilnonės vienas kojines įsidėti, normalias kojines ir tada šiltos kelnes, tam tikros šiltos, įsivaizduokit, gali būti temperatūra taip nulinė, pavyzdžiui, ar ne, panašiai, ar ne, vat naktį paryčiais 1 šilumos, gal taip drastiškai nebus, bet gali būti toksai, vat, minuso nebus iš tikrųjų, bet taip 5 šilumos, pavyzdžiui, įsivaizduokit, ir taip biškai gali būti šaltoka rytais arba vakarais aukštai kalnuose, bet saulei patekėjus iš karto viskas sušils, čia kalba apie vakaras, tai gaunasi, kad kelnės tam tikros šiltos, tai gali būti džinsai, tiesiog džinsai, kelnės, ar ne? Ir su jom bus pakankamai šilta, okei. Kaip įsivaizduojat Lietuvoje kokie 5 šilumos ir vis tiek reikia tokių šiltesnių kelnių, džinsų, tarkim, storesnių. Tada reikia maikutės, ten porą maikučių, tada reikia būtinai megztuko, tokio šiltoko megztuko, ar ne? Ir tada reikia striukės, tokios striukelės, nebūtina ten tokios pukinės ir taip toliau didelės, bet striukelės, kuri būtų neperpučiama, ar lietus biški, ar nepalytų, ar kažkas, tai yra vėjas stipresnis, kad jisai neperpūstų. Tai vat reiktų tokio dalyko ir kepurės, pavyzdžiui, kepurėlės normalios žieminės, tokios biški taip, kad vat, jeigu bus vakarais ar rytai, pavyzdžiui, vėsoka, ar vėjukas, ar ne, ir vėsu užsidėsit vat kepurę. Tai faktiškai vat ko reiktų labiausiai ir negerų batų, reikėtų, reiškia, kokių tai džinsų ar va tokių šiltesnių kelnių, tada reikėtų megztuko ir reikėtų striukės iš tikrųjų. Striukelės tokios vat ne visai tokios storos, bet pusiau, nes gaunasi megztinis, ant jo užsimeta tą striukelę, neperšlampama, tarkim, ir vėjai neperpučiama ir va tokia apranga. O kur šilčiau, tai faktiškai tenais gali būti ten šortukai, gali būti trumpas sijonėlis, ilgesnis sijonėlis, ar ne, gali būti suknelė lengva, gali būti maikutė, gali būti lengvos kokios kelnės, ar ne, lininės, ar ne, gali būti maikutė tokia. Taip pat čia tokių lengvų rūbų jūs nusipirksit, įsigysit, ar ne, jeigu kažkas tiesiog ten keli eurai kainuoja, 5-3 eurai, pavyzdžiui, ten maksimum 10 eurų sumokėsit už ten kažką, bet ir tai tiek nekainuoja, tokia suknelė, pavyzdžiui, lengva, tokia paprasta indiško stiliaus suknelė. Tai čia su apranga. Reikės viską pasakiau dėl aprangos, ar ne? Gali būti iš tikrųjų dar tokios lengvos pirštinėlės, ar ne, tokios, ne visai žieminės, bet tokios lengvos pirštinėlės, jeigu, pavyzdžiui, eitumėm Himalajuose būtų biškai taip vėsoka, kai kartais, man jų galbūt neprireikia, bet va taip žmogus šalantis ir gali turėti tokias lengvas, plonas pirštinėlės. Jo, nes tikrai, pavyzdžiui, mes esame be galo skirtingi. Jūs turit patys save įsivertinti. Jūs tikrai žinot, ar jums kažkur nuėjus būna nuolat šalta, šąla galūnės, kojos, tai tokie būtinai prisikrauk, šibat vilnonės kojinės ar ten pirštinės. Kitas dalykas tikrai buvo viena moteris, kuri yra nuolat šalanti. Žinot, kai būna žmonės, kur visada jiems šalta. Tai jinai vežėsi net tą kalnų kombinzoną tokį, kur slidininko apranga. Jeigu kartais tokį turit ir esat šalantis, tikrai galite pasimti. Iš tikrųjų, to šalančių momentų bus tik tais ten porą, trejetą dienų tokių šaltesnių. Prasim, pavyzdžiui, kai mes važiuosim į Gangotrinę, kur tenais vakaras gali būti toks vėsokas, bet nėra taip kritiška. Tada, reiškia, mes eisim, faktiškai vienintelė diena ir vienintelė naktis bus tokia bus tokia labiau pašalanti, kai mes eisim, jeigu viskas kelias bus adarytas, jeigu mes eisim ten, kur išteka Ganga, būtent, vadinasi Gomukas, ten ta kelionė bus tokia truputėlį vėsesnė, o visa kita, net jeigu mes kažkur tai vėsu, tarkim, atvažiuosim į Gangotri vakaras, nueini į kavinę, ten kažkur tai viešbutyje biški užsimeti striukelį, nėra taip šalta, kažkas laužiuką kūrena, prie jo pasišildai, nėra taip baisu. Tai faktiškai vienintelė diena bus tokia biški tokia kritiškesnė, jeigu mes eisim iki Gomuko, pusiauklėje mes turėsim nakvoti ant palapinėse, aišku, jų nereikia neštis jokių palapinių, ten išsinuomosim, viską susitvarkysim, bet bus viena para, galim sakyti, bus tokia biški vėsoka, ar ne? Kitais atvejais ten dieną, jeigu saulė išlys iš karto šilta, gera ir čia faktiškai porą tokių dienelių gali būti, kad kai būsim aukštai kalnuose, jau ten giliuose Gangotrė, Badrinatė, gali būti biški vėsiau. Visa kita bus gera, šilta ir gaivu, tik viskas faktiškai ta šiltesnė apranga reikalinga bus dėl 2 dienų, kur mes praleisim tai biški temčiau šaltesnėje aplinkoje. Tai va.
Paskui, reiškia, jeigu jūs atsivešite kažkokį šimodaną ir taip toliau, nereikės jums jo tampytis visą laiką. Ir išikėšai jūs atvažiuos, jūs taksi pasiims oro uoste ar ne, tai nereiškia, kad jums reikės ten tampytis kažkaip. Atvažiuos taksistas, taksi reiškia, mano vairuotojas jūs pasiims ir viskas, jūsų padėsiu to bagažu, atvažiuosite, tarkim, pirmą stotelę, tai mūsų išikėšas, ten į viešbutį paliksim tą, pasimsi svarbiausius daiktus. Ta šią lagaminą bus galima palikti, jeigu ką viešbutyje, kai mes keliausim po kalnus, važiuosim, užteks pasimti gerą tašelę, kuprinėlę su svarbiausiais dalykais, o savo kuprinę su visokiais tokiais pusiau būtinais dalykais ar kažką bus galima palikti, pavyzdžiui, palikti ar ne viešbutyje, mes išvažiuosim ten keliom dienom, grįšim, ar ne vėl pasimsit, prieisit prie to viso didžiulio lagamino, nors mes važiuosim vis tiek, bus mikroautobusiukas mažas arba bus geros mašinos taksi, kur tilps, reiškia, jūsų visi dalykai. Tai jums taip, kad įsivaizduot, kad reikės kažką tampyti, nešioti, ne, faktiškai reikės ir vienu atveju į viešbučio kambarį, iš viešbučio kambario į gatvę įsinešti, reiškia, tą tašę, galbūt kažkas padės ir taip toliau. Tai nebus taip, kad mes čia su tais bagažais kažkur tai keliausim, bet bus tai reiškia į taksi, į mašiną, į autobusą, kažkur tai ir jums dėl to nereikės rūpintis, reiškia, šiaip dėl to, kad apsikrovę būsit kažkas tai bagažais. Jo, ten jeigu ką išikeša ir tokių kuprinėlių visokių pilna yra nusipirkti, tokia kaip, tiesiog paprasta kuprinėlė. Dabar kitas klausimas, kadangi apie rūbus, ar bus kur išsiskalbti rūbus. Tai dėl skalbimo tai yra be galo patogu, nes turbūt ir jau tam pačiam viešbutį, kur visą laiką būnam, tikrai labai nuostabus viešbutis ir ten vietoj paduodat visą savo krūvą rūbų, ar ten keli tuos savo rūbus ir ten už, neatsimenu, keli eurai, ten gal 5 eurai ar 3 eurai išskalbia. Kalnuose, kai keliausim į Guluminus kalnus, ten tikrai taip skalbtis nebus nei kur, nei kada, jau reikės taip kažkaip apsisuk, pasimti kažkokius švarius rūbus, nors ir taip aš įsiskalbiu būna kažkur tai. Bet ten atvejs tai toks, kai kur ten žuvimas reiškia, nedžiūs kalnuose taip gerai. Bet ką norėjau pasakyti dėl kitų vietų, ten Rišikėšas, kai būsim, ar ne, aplinkui kažkur tai Rišikėša, kai mes būsim Govardane ir visur kitur, netgi ten tokie lengvi rūbeliai, jau mes nešiom lengvus rūbelius, maikutį ar kažką, tai galima po kranu greitai prasiskalauti, taip, pasidžiauna ten porą valandų ir jau bus sausa. Tik tais pačiuose kalnuose ten faktiškai reikės, o ten, kai jau būsim, ten neįsiplausi, nei ten yra prasmė plauti, nors ir tai buvo atvejis, kada mes buvom apsistoję, atsimenu, Badrinatke. Mes paprašėm, reiškia, viešbučio, jie išplovė, išdžiovino ir atnešė, manau, kad mes vakarė atvažiavę padavėm, o kitą vakarą mes jau pasiėmėm išplautus, sutvarkytus. Tai čia pusiaukelį kažkur, tai gali netgi ir kalnuose reikalui esant, galima ten sumokėti truputėlį pinigų ir įskalbs. Nedaug ten, tarkim, nežinau, kilogramas 50 centų, ten, tarkim, kainuoja, ten jis paduoda ten už 5 kilogramus, ten 3 eurus sumokėsit ir jums įskalbs, išdžiovintus atiduos. Jo, nes ką svarbu pasimti dar be tų rūbų ir batų, tai kas yra buvę iš praktikos, tai iš tikrųjų rankšluostis, šiaip gerai, jeigu savo rankšluostį turėsit, nes tikrai ne visur Indijoje jie nemėgsta to viešbutį, to rankšluosčio kartais tikrai nebūna, tai tikrai sakyčiau pasimkit rankšluostį. Rankšluostuką kažkokį plonesnį gal kažkas gali turėti. Keliautojai tokie, kur keliauja, jie turi tokius plonus, pavyzdžiui, lininį rankšluostuką ar kažką, jeigu mažiau bagažo, jeigu ne, tai tiesiog savo rankšluostį. Čia yra ir gamčių, tokios gamčios vadinasi, aš neturiu dabar prie savęs tokią, galim nusipirkti tokią, vadinasi gamčia, ar ne? Toks plonas rankšluostukas. 3 eurai gal tai kainuoja. Būtent taip pat galima akcentuoti apie maudynės, nes mes Europoje, Amerikoje čia visi maudomės po maudimuko ir Tailande, čia dabar įrašas iš Tailando, irgi tai yra normalu. Indijoje visiškai priešingai, reiškia praktiškai visa Indija maudosi su ta gamčia tokia, tai yra toks būtent rankšluostukas, kuris apsivinioja ir čia taip užsikabini. Bet tokį rankšluostuką čia tais vietoj galės nusipirkti iš tikrųjų. Tik vietoj, taip. Tai reiškia, kažkokį maudimuką galit pasimti, ar ne, vis tiek, reikės, pamiršom visai tą dalyvauti maudimuką, bet čia vietoj mes nusipirksim tokias, moterys ypatingai, vyrai tai faktiškai šortai ir viskas tokie plavkės, ar ne, kur ant plaukė, užtenka vyrams, o moterims mes padėsim nusipirkti tokį rankšluostuką ir pamokinsiu, kaip jį reikia užsidėti. Viskas labai yra gerai, patogu. Jo. Dėl to merginos turėkit kažkokį tai maudimuką ir kitą dalį, dėl to, kad nebūtumėt ant tokias visiškai pusnogės šventai vietai, tai mes nusipirksim kartu. Aš jūs parodysiu, ten kainuos irgi ten porą eurų, kažkas tokio, toksai lungis vadinasi, ar ne, kurį taip užsidėsit, užsirišit čia, labai fainai atrodo. Jo, bet jeigu bus galbūt kas nenorės ir tikrai ne visos pirko tą lungį, aš kiek atsimenu praktikoje, tai tinka visiškai kažkokia lengva suknelė. Ne tokia, ne su kažkokiais varbatkiukais, o tokia
kaip būtų naktiniai, Jo. va, tokia paprasta, tai galite ir šitokia įsidėti, lengva, Kaip paprasta. naktiniai, jo, užsimesit, pavyzdžiui, maudymukas ir dar, kaip sakant, tos kaip naktiniai tokie, kad taip daugmaž iki kelių, ar ne, ar kažkaip Jo, artimiau kad kelio. nepersišviestų ten, nu, nešviestų, reiškia, bet va, tada galima šitaip, reiškia. Tada, va, nusakau, rankšluostį ir dar kas yra buvę, pagalvis užvalkalą. Čia jau iš turistų praktikos, čia toks jau unikalus dalykas, čia kas esate tokie labiau jau jautresni, kaip sakant, yra buvę pagalvių be užvalkalo, tai irgi galite įsidėti pagalvis užvalkaliuką arba kam tas užvalkalas, tai ta pati gamčia, jinai puikiai tinka pasikloti tą ant pagalvės čia. Iš tikrųjų tai taip, čia daugiausiai vat, kažkur tai būsim, ten vat, Rišikėšas būsim, vat, Govardane būsim, tai ten mes juos paspaudžiam visą kitą, vis tiek, nu čia Indija, tai mes gaunam ir gerą patalynę ir viskas, ir jeigu kažkas negerai, galim paprašyti, pakeisti ir taip toliau gausimės viską, bet čia daugiau yra problema, tai kai mes važiuosim į kalnus, kalnuose yra tokių viešbučių, gal paprastesnių, kai kuriais atvejais ten sunkiau yra reikalauti kažko, tai čiučiu ten tos kelios dienos biškės sketiškėsės, bet ir tai, vat, nu, bent jau praeitą kartą, kaip prisimenu, tai buvo viskas fantastika. Čia dar priklauso, kurie viešbučiai yra užimti, neužimti ir ten po sezono keičiasi viskas, tai vat kaip paklius, bet dažniausiai vis tiek mes pakeliui surandam gerus viešbučius, būna patogiai, viskas ok, bet ir patalynė būna, kažkas negerai, galim paprašyti, pakeisti, bet nu, retais atvejais gali būti, kad tiesiog visiškai stafas koks nors toks sudėtingas ir tada mes tokiu atveju, kad kažką, nu, gali turėti kokį tam žvalkaliuką, ten poduškėlės bus, reiškia. Jo, tai taip toliau, reiškia, ar bus higienos priemonių, tai tikrai Rišikėše ten, kur jūs atvyksit ir busit pirmas berods 2 dienas, yra parduotuvėlė, kur yra tikrai nuostabios Himalaja, būtent produkcijos priemonės, tai visko dušo žalai, kaukių, nu ko tik benorit, ta prasme maisto papildų, visko tikrai labai gera parduotuvė yra. Bet kiek teko iš patirties dabar paklausti, nes nu, aš pati nenaudoju jokių fenų, jokių putų, jokių dažų, nieko plaukams, tai reiškia gyvenu labai paprastą gyvenimą. O yra moterų, kurios būtinai turi plaukus fenuotis, putas naudoti, tai putų, plaukams putų nebus ir feno irgi nėra. Tai jau čia jeigu kažkam reikia, nu čia aš nežinau, man kažkokia prasme keistai skamba, kai esi nuo to priklausomas, bet kieno plaukai dažyti arba būna ten išsiplauna ir tu vaikščio kaip pudeliai, tai gali pasimti. Tiesiog šie viešbučiai nėra praktikuojamas toks dalykas kaip fenai ir tokie visokie dalykai, tai va čia jie kartais daugelį atvejų nesupranta, kad čia toks dalykas reikalingas žmonėm. Tai va, jo yra. Indės tepa plaukus su aliejais ir jos turbūt net neturi tokios problemos su tais fenais. Nu, nėra joms tokios problemos. Tai va, kažkam jau labai priklausomas nuo feno, tai pasiimkit. Reiškia kažkokį kažką, tai meskit. Jo, čia tas fenas jau mums kaip bajeris, man kaip bajeris, nes kai buvo Tenerifės stovyklai, pagrindinis klausimas buvo, ar bus fenas. Nu, tikrai man buvo be galo juokinga, nes, nu, ką žinau. Čia jau Indijoje tiesiog jų nėra ir kai nėra, tai ir nereikia, kai yra, tai ir reikia, ne, kaip sakant, esi žmogus adaptyvus. Taip dabar higienos priemonių reiškia visų yra, viskas gerai, tada ar reikia vežtis tualetinį popierių. Tai tualetinio popieriaus Rišikėše vėlgi yra pilna, bet jeigu jūs neturit ką dėtis į bagažą, jūs aišku sunaudosit tą tualetinį popierių, juk ten šlapių servetėlių irgi yra pirkti Rišikėše, visko yra. Bet jeigu neturit ką dėtis, nes parsivešit galbūt daugiau, tai galite įsidėti tualetinio. Čia dažniausiai ten, nu, jo, naudoja vandenį, reiškia, yra vanduo, tokie kraneliai, tokie vandens tokie. Tai jo, irgi, tai dažniausiai galit nerasti iš tikrųjų viešbučiuose kažkur tai to tualetinio popieriaus. Visi naudoja vandenį iš tikrųjų plauti ar neplauti. Jo, visiškai kita kultūra yra, reiškia, tiesiog... Bet tualetinio popieriaus galima nusipirkti, būtent Rišikėše, ten paskui toliau kažkur bus gal problematiškiau. Nes kaip reiškia, pati ta tokia gili kultūra sako, kad jeigu po tualeto, kiek jeigu įmanoma nueiti po dušu ir visos vonios taip yra padarytos tualetas kartu su dušu, reiškia po tualeto nueini į dušą arba reiškia kažkur kavinėse, tai ta šlangutė tokia yra. Nu, pamatysit gyvom akim, tikrai ne problema, bet galite įsidėti, kitas dalykas tikrai rasit kur nusipirkti ir šlapių servetėlių taip pat. Taip, tai dabar kiti tie dalykai, kas pasitiks oro uoste. Tiem, kurie atskrenda ne iš Lietuvos, nes iš Lietuvos jau skrenda. Vis tiek pasitiks, reiškia, mano vairuotojas ir jisai jūsų lauks, ar vardą užsirašęs, ar kažkaip viską mes komunikuosim, bendrausim tame momente ir jums prieš skrendant aš sukomunikuosiu, jau įspėsiu ir viskas bus sutvarkyta. Jūs pasitiks, reiškia, išėjimas, reiškia,
Dabar neatsimeni išėjimas 5, ar ne, būna geriausiai, idealiausiai, kaip ir Delyje nusileidžiat, tai reiškia 5 išėjimas. Aš dabar truputėlį man išeinam per išėjimą, jeigu neklystu 5 yra išėjimas ir ties ten visą laiką laukiam. Tai faktiškai iš Delio uosto, kai nusileidžiat, pasiimat bagažą, einat ir išeinat, reiškia, į tokią prieš paskutinę salę jūs išeisit, duty free, kur yra kaip ten, custom, kaip vadinasi, muitinė, praeinat ir faktiškai tokia salė jau yra prieš paskutinė ir po to tik išėjimas į lauką. Ir pačiai kairiai yra Costa, įsivaizduokit, yra išėjimas, kairiai yra Costa, dešiniai yra Airtelis SIM kortelės. Tai per tą vidurį išėjimą mes išeinam faktiškai, aš dar po to patikslinsiu, bet faktiškai po kairį yra Costa, o dešiniau yra Airtel būtent SIM kortelė. Ir tenais būtent, kur Airtel SIM kortelė, aš visą laiką rekomenduoju SIM kortelę tenais išsiimti iš tikrųjų, nes ten yra greičiausias, lengviausias būdas. Paduodat pasą, ten jie pasiema jūsų nuotrauką, tą trečią duoda SIM kortelę ir po to jūs ją aktyvuojate. Ten kelių valandų bėgiai jūs turite SIM kortelę indišką ir internetą. Tai ir faktiškai reikia ten tam tikrų pinigų, tai faktiškai kortelės, ar ne? Tenais yra 2 dalykai. Vienas dalykas, galima įsikeisti nedidelę sumą pinigų, nes faktiškai tenais keis oro uoste labai blogų kursų, ar ne? Labai blogų kursų, ten keliom rūpėm iš viso. O aš iškeisiu ten 1 ant 1, ten 1 rūpėje mažiau, kažkas tokio, ten, žodžiu, gerą kursą gausim. Tai tokiu būdu, jeigu keičiat pinigus, tai faktiškai keisit ten kokį 50 eurų įsikeist maksimum, už kurias galima nusipirkti ten tą SIM kortelę, pakeliui galbūt kažkokia, tai taksistas važiuos, gal kokią kavinį norėsi stabtelėti ties autostradą. Ir arba galima bankomato tiesiog išsiimti kažkiek nedidelę pinigų sumą, o pačiam oro uoste. Tai o SIM kortelė kainuoja tenais apie tai panašiai gal kokie 6 eurai, čia rūpijom gausis ten 500 rūpijų, 700 rūpijų, įvairiai būna skiriasi, bet čia gausis apie 6 eurai panašiai, tiek kainuoja SIM kortelės įsimimas. Tai tas. Ir kai jūs išeinat po to, kaip ir sakiau, po dešinę bus Airtel išėjimas, reiškia, po dešinę Airtel, ten kur SIM kortelę galite įsimti, o po kairę bus Costa, reiškia, būtent kavinė. Ir tiesiai išėjimas. Išeinat ir tenais būtent toje vietoje aš visai organizuoju, kad lauktų taksistas vairuotojas, su jūsų vardu ar kažkaip jūs, aš dažniausiai nusiunčiu jūsų nuotraukais, pagal nuotrauką, atpažįsta jūs išeinat. Taip, tai reiškia oro uoste išsikeisti bus galima visą laiką skiriasi. Kartais nuo 20 eurų keičia, kartais nuo 50, bet didesnių kursų. Bet esmė, už korteles atsiskaityti reikės grynais pinigais, dėl to kažkiek vis tiek reikės išsikeisti, arba kažkiek jau galite iš savo šalies keityklos atsivežti. Ne, savo tai dar ten bus blogiau. Tai tiesiog 50 eurų ar kažkiek įsikeisit pačiam oro uoste. Ten kursas bus ten 5 rūpijom mažiau. Ten 4-5 rūpė mažiau negu aš, kad daugiausiai 50 eurų, daugiau tikrai nekeiskit, nes šalia, kur yra kortelės ir po kairė yra kava, galbūt atvykę norėsit kavos, ten jau galima ir kortelėm atsiskaityti. Tai reiškia, tų grynų pinigų reikia būtent SIM kortelį ir tai yra be galo svarbu, nes paskui, jeigu jūs oro uoste neišsimsit SIM kortelės, paskui ją gauti, tikrai yra be galo sudėtinga, nes kai sakėm apie batus, tai reiškia, batų pilnoje Indijoje yra nuostabiausių pasaulyje, bet iki jų reikia važiuoti su taksiu 30 km, o tam mes neturėsim laiko, nes jūs atvažiavot ne batų pirkti. Tai tas pats yra apie kortelę. Tai dėl pinigų, kai važiuoja keli žmonės, iš karto tai vienas būna paima, įsiema ten 50 tų eurų, įsikeičia, visiems duoda, padalina. Ir paskui, kai atvažiuoja ir išikėšę, pavyzdžiui, aš išikėšę jums iškeisiu iš karto pinigus ir jums faktiškai beveik nereikės, jūs atvažiuosit iš karto aš jūs pastinku, iš karto jūs gaunate, reiškia, viešbutį, kavinės, viskas jau faktiškai aš apmoku jau kas ką, jeigu ten reikia paskolinti, aš jums duodu ir po to aš jums iškeisiu tos pinigus, tai čia jokios problemos, bet tada, kai atvažiuot, galite išsikeisti vienas, arba jeigu grupelė atvažiuot, tai galite tiesiog 50 eurų kažkas vienas išsikeičia, paskolina kitiems ir po to grąžina atvykę. Jeigu kartais pasimestumėt ar kažką oro uoste, tarkim, visko gali būti. Tai ten beje, išeinant iš oro uosto yra free internet, visą laiką stovėdavo toks žmogelis su nemokamu internetu. Arba jūs galite tiesiog pakalbinti kažkokį tai žmogelį, indą, turėsit tą mal telefono numerį, paskambinti. Prieš išskrendant aš vis laiką, reiškia, mūsų bendrą messengerio grupę, kur visą kelionės įmetu savo kontaktus, savo indišką numerį, visą kitą. Ir jeigu ten
kažkur jau kažkas netyčia, tai jūs išėjai iš oro uosto, visi žmonės labai draugiški indai, pasakysit, va, man reikia paskambinti šito numerį, please give me call, Indian local. Ir duosiu, paskambisit man, ar ten taksistą pamestumėt, ar dar kažkas tai nutiktų. Tai faktiškai turėsit mano telefono numerį indišką, jūs skambinat, iš bet ko pirmo pasitaikiusio induso, antro, trečio, reiškia, visi jums duos paskambinti, sakyt local call. Ir tikrai viską išspręsim, visas problemas, tai reiškia, bet kuriuo atveju tai... Labai geranoriški žmonės, aišku, čia užtaikyti ant visko galima, bet iš esmės tai čia taip ramybė, kaip sakant. Tai toliau dėl SIM kortelės aišku ir tada, kas svarbiausia kalnuose, reikia fiziškai pasiruošti prieš šitą kelionę, ar bus privaloma visur eiti, ar bus galima pasilikti viešbutį. Tai va, reiškia, mums važiuojant, ar nebus kažkur tai įprastai, nebus taip, kad mes jau labai daug vaikščiosim. Daugelį atveju mes važiuosim su taksi, ten kažkur reikės palybėti iki kriokliuko, ten kokį ten kilometriuką, lengvai grįžinėti, nebus tokių labai didelių iššūkių vaikščiojimo. Bet keletą bus. Pavyzdžiui, jeigu mes eisim iš Gangotrio iki Gomuko, kur Ganga išteka, tenais reikia eiti 2 dienų bėgio 32 km. Tai vieną dieną 18 km, taip įsivaizduokim, ir kitą dieną 18 km, ne? Taip pat, grubiai, ar ne? Nueiti. Tai toksai, bet mes neskubam, tas 18 km nueinama yra, ar ne? Iki Gomuko, nueinam, mes pernakvojam, tada nueinam iki Gomuko ir grįžtam, reiškia. Ir jis toksai, mes neskubam, nebėgam, kažkur biškį stabtelėm, taip labai ramiai ir tas 18 km, kai mes išeinam kokią ten 8 ryto, ar ne? Tai faktiškai mes ten vakare kokią 4 būnam, tai įsivaizduokit, kiek mes einam, ten 4, 8, tai ten 8 valandas einam, reiškia, tos, kiek 18 km, nu taip ramiai kažkaip, tai gamta, viskas geras oras ir taip šiaip viskas okei, galima, bet kas negali eiti, jau tikrai įsivaizduoju, kad visio šakės, aš nebepaisi tiek, galės lyg Gangotryje, pačiam Gangotryje, faktiškai vieną parą turės pabūti vieni Gangotryje, aš duosiu kažkur žemėlapį, nueikit ten ir Gangotryje galėsit pabūti. Ten ir kavinių yra, ir Ganga šalia teka, ir šventykla, ir ten pasivaikščioti aplinkui kažkur tai, kas jau tikrai negalės eiti ten sunku, laisvai galės pasilikti Gangotryje ir neiti tą 32 km 2 nubėgė, nes mes vieną rytą išeinam, 18 km, paskui vėl 18 km, kitą dieną grįžtam. Jo, gerai, tai dabar? Tai vat bus galima pasilikti, paskui Govardanas, reiškia, mes apeisim 20 km Govardaną šventą, tai faktiškai ten tą pačią miestelį mes gyvensim. Kas jau negali, galės apeiti pusę kalno, galėsim paimti rykštą, kad jie feš aplinkui, o kas galės apeis. Tai čia irgi. Visos problemos bus išsprendžiamos ir kažkiek prisitaikoma, kiek įmanoma, nes tikrai turo metu buvo vienas atvejis, kai viena moteris netgi 3 dienas gal nėjo, nevažiavo, nes jai buvo blogai. Jinai pabunda, pavyzdžiui, rytą, čia kaip pavyzdys buvo. Sako, nenoriu. Jo, sako, aš pabūsiu čia savo ramiai, man biškiau jau. Psichologiškai sunku buvo, ne tai, kad kažkas ten, bet psichologiškai matyti tą skurdą, tarkim, visas, kiekvienas skirtingai išgyvenimas. Ilgiau pabuvo, pamiegojo, bet kuriuo atveju viskas yra derinama, kažkur tai gali, šiandien, pavyzdžiui, programa ir gali galvoti, aš šiandien pamiegosi, pasivaikščiosiu vietoj kažkur tai, ir okei, kažkur pailsi. Jo, labai laisvai su mumis yra, nes, kiekvienas mes skirtingas ir mes su Tamalai esam, būtent juk Indijos turus daug kas organizuoja ir, manau, žmonės atvyksta pagal kažkokias savybės, tai mes tokie laisvi, tokie labiau už tai, ne, kad kiekvienas... Aišku, dar būna kartais žmonės bijo, galvoja, o čia bus grupė, daug žmonių, čia kažkoks turgus, ten pas mane faktiškai nevyksta tokių kažkokių tai turgaus vakarėlių, tokių pletkų, dar kažko, tai yra visiškai skirtingas turas, negu būna koks nors ten moterų stovykla, kur vienai vietoje visi gyvena, būna ir ten dramos įvairiausiai prasideda. Tai reiškia, šitame ture dažniausiai nebūna jokių kažkokių tai dramų, net nėra tam laiko, mes kiekvienas turi savo kambarį, kiekvienas turi savo erdvę, mes rytą sikeliam, einam, važiuojam, valgom visą kitą ir nėra net laiko kažkam ten pliotkam, pliurpam, dar kažkas. Tai aišku, kiekvienas būna biški siela, kuri traukia tokios, su kažko susigrupuoja, susidraugauja, būna vieni, kiti, treti ir ta prasme gal kažkiek palaiko tokį ryšį, bet nėra tokio bendro gregoro, kur ten kažkaip tai viskas pliurpiam, dar kažką, nes mes važiuojam, einam, įspūdžiai, emocijos, tas anas trečias laiką. Aš turiu griežtą programą, ne tai, kad čia, oi, daug yra ir čia visi nuspręs. Tai realiai nėra, realiai yra programa ta. Ir mes tos programos laikome. Šiandien važiuojam čia, eisim čia, aplankysim čia. Ir yra visas apibrėžta, reiškia. Ir dėl to, kaip čia pasakyti,
nebūna jokių ten tokių pletkų vakarėlių, nebent ten vakare, naktis yra vakaras, jūsų laisvas laikas ir jau jūs, aišku, nuspręsite, ar jūs norit kažkur tai praleisti ramiai vienas, su kitais, su draugais, ar dar kažkas, arba ten kažkokia kompanija, ar čia jau jūs spręsti, reiškia, bet turo momente, ta prasme, nebūna jokių, kaip čia pasakyti, kažkokių tai tokių kvailių dalykų, kad čia visi nuspręs kažką, kur daryti, viskas yra nuspręsta, turime į čia aplankyti tą ir tą trečią, tokių pletkų nebūna tame, net aš vat. Jo, čia gal svarbu tą akcentuoti, nes Tamala su kažko šnekėjo, sako, nenoriu tų, kažkas klientas, sako, nenoriu tų grupės turų, nes prasideda, aš noriu to, aš noriu ano. Tarsi mes prieš tai pasakėm, kad yra laisvė. Bet laisvė kam? Jeigu mes galim netrukdyti grupiai, nes jeigu prasidės dabar aš noriu čia nagus nusilakuoti, jūs visi manęs laukit, ta prasme kažkokių išsidirbinėjimų, tai žinoma netoleruojam. Ne, tai nieko tokio, jisai gali dažytis nagus, mes keliavom, važiuojam ten kažkur, kur mums reikia, jisai gali likti kažkur tenais ir dažytis. Jo, jisai gali, bet jis turi netrukdyti visai grupiai, tas tai bus ego, visko tikrai gali iškilti, nes čia yra savęs pradirbimo kelionė. Ir dabar ar draudimas, nes kažkas klausia, ar turint Revolut Premium reikia papildomo draudimo. Dėl draudimo, tai sakau, per visą istoriją apsidraudusios buvo tik kelios moteris, tai visiškai tik kelios, aš pati draudimo iš viso neturiu, tai čia, kaip sakant, jau jūsų toks asmeninis dalykas, jisai tikrai nebūtinas. Mes su Tamala abudu energetiškai galim gydyti. Tamala, kiek yra buvę, kažkas suviduriavo, vaistų taip pat parūpino. Indijoje yra visokių vaistų. Kai eisit aplink Govardaną 21 km buvo atveju, kai pėdos puslėm nuėjau kai kuriom moterim, keliom, 2 gal buvo. Tai vėlgi pleistriukų galite atsivežti, boro tepalų Indijoje visur yra, bet vėlgi gal savo turit kažkokių vaistų vaistinėlę, angliukų, visų tų, kaip sakant, vidurių paleidimo, visko yra Indijoje. Indijos medicina dar geresnė yra negu pasaulio medicina, tai nebent jūs turit savo unikalių vaistų, tai vaistų būtinai pasimkit. Aišku, čia aplink Govardaną dėl tos pusės, kad yra rekomenduojama eiti basom aplink ir aš buvau sakęs, galit kažkas eiti ir su tapkėm, bet kažkas sako, gerai, eisim basom čia. Tai vat ir, bet čia yra pasirinkimas, jeigu jūs su kojos švelnės, jūs galite tiesiog eiti su savo batais, su tapkutėm ir bus problemų, reiškia, nebus tokių problemų. Bet kas nori eiti basom, reiškia, su kišuke atlaikyti, tai gali kartais. Jo, kas ėjo basom ir galbūt reikėjo eiti ne basom, tai čia įsivertinsit patys save, arba nešitės tapkutės rankoje ir paskui galėsit užsimauti. Ir vizos daromos 2 savaitės prieš... Apie 10 dienų likus iki kelionės, nes tų online vizų galiojimo laikas jis yra ribotas. Dėl to vizas darom likus 10 dienų iki skrydžio, jas padaro per 2-3 dienas. Netgi būna šiandien užpildom, rytoj vizą jau atsiunčia, arba ten 2 dienos ir viskas. Tai dėl to faktiškai 10 dienų likus iki skrydžio mes vizas pildom kartu ir aš turiu, reiškia, YouTube įrašęs video, ar ne, žingsnis po žingsnio, kaip reikia pildyti šitas vizas. Kaip reikia pildyti. Tai vizas ir informaciją visą duosiu. Telefono numerį indišką referalą, indišką adresą. Viską aš jums duosiu į mūsų grupę, kuri visą laiką, kiekviena grupė, kuri važiuoja, mes sukuriam tai grupiai Messengerį, ar ne, ir prie to Messengerio visi prisijungia ir ten gali mūsų visko kažko klausti, visą informaciją. Jo, tai reiškia, vizas arba patys užsipildysit pagal instrukciją, arba galėsim mes užpildyti, mano dukra galės užpildyti už 20 eurų mokestį. Tai kaip čia jau pasirinksit? Laisvai galite ir patys pagal tą video užsipildyti. Arba 20 eurų ir mes užpildom. Tik reikės atsiųsti pasą, nuotrauką. Bet mes padedam, bet kuriuo atveju padėsim. Bet kuriuo, jeigu ir pagal instrukciją klausimų turėsit, patys pildydami atsakysim. Vizos kaina 30-50 eurų būdavo, gal čia plus 10 eurų galbūt ir pabrango, nes, žinot, praeina kažkiek laiko. Metams 50. Metams apie 50 mėnesių, apie 25-30 eurų. Jo, buvo 50% atveju tikrai ėmė metams, nes antrą kartą daug kas atskrido, taip gavosi, tai galite imti ir metams, maža kas jūs nežinot. Nes, gerai metams turėti, ten tik 20 eurų skiriasi. Ir viskas, ir atvyksit, programa reiškia yra tokia, kad tik atvyksit, kas norės, iš karto reikia gydymas ir paskui turėsit stovykloje pasirinkimą dubenėlių terapiją, taip pat Tamala planuoja atlikti jagę ir visą kitą jau žiūrėsim spontaniškai, gongų vakaras ir žiūrėsim dar spontaniškai, pagal poreikį kartais iškyla kažkokių improvizacijų. Jo, bus ir gongų vakarai, ir žaidimai vakarai, ir dar kažkas, tai reiškia, mes jau vakarais prisigalvom, ten sarių vakarai, indiškų rūbų vakarėliai, mes pasiorganizuojam. Ir dar vienas dalykas, aišku, kas turit kažkokių tai klausimų, būtinai dar rašykit, ar ne, klausimus, ir tą video mes papildysim, jeigu dar yra kažkokių tai neįspręstų klausimų. Ar ne? Taip, tai viskas, tai tada visi klausimai kaip ir atsakyti ir tada iki kito susitikimo.